Efektyviausias būdas išsisukti iš situacijos, kai pamiršote arba nežinote kokio nors angliško žodžio, yra tiesiog apibrėžti tą savoką kitais paprastais žodžiais. Tarkime, norite pasakyti angliškai stotelę. Pagalvokite, kas tai yra? Vieta, kurioje sustojame autobusai, teisingai? Tada taip ir sakykite. A place where buses stop. Ir jūsų pašnekovas iškart supras, kad kalbate apie bus stop. Arba, tarkime, nežinote, kaip angliškai pasakyti aušra. Paaiškinkite, kad tai yra paros laikas, kai pirmą kartą pasirodo šviesa. The time of day when light first appears. Tuomet jūsų pašnekovas galės iš karto jums priminti, kad anglų kalboje tai yra dawn. Na gerai, o kaip angliškai paaiškinsite žodį dailidė? Paprastai tariant, dailidė yra žmogus, kuris gamina ir remontuoja medinius daiktus. A person who makes and repairs wooden objects. Angliškai tokį žmogų vadiname carpenter. Taigi, apibrėždami bet kokį anglišką žodį, vadovaukitės tokiomis konstrukcijomis kaip the place where, apibrėžiant vietą, the time when, kalbant apie laiką, the person who, nurodant žmogų, the thing that, kalbant apie daiktą, ir taip toliau ir panašiai. Pradėkite naudotis šito patarimu ir jūsų anglų kalba taps daug sklandesnė. Like and follow for more.